Gerai. Skalvijos akademijos namų darbai. Dokumentika. Čia mūsų namas. Jame visas kiemas išraustas ir ten yra vamzdžiai patiesti. Per juos tieks pas mus šilumą ir vandenį. Visokių pilna tai varštonių. Čia mano močiutė renka akmenis. Kaip giliai išrausta. Net akmuo išlindęs. Vėl mano močiutė išlindo. Statybininkai buvo sukėlę tokį smarkų triukšmą, kad vienam išnuomotam bute žmogaus šuo patyrė tokį didžiulį stresą, kad pradėjo griuvinėti. Kai nuvedė pas daktarus, išsiaiškino, kad pas jį smegenyse trūko kraujagyslė ir jis vis nualpsta. Tai nekaip. Čia yra beveik vamzdžių pabaiga. Smarkiai sutvirtinti, nes netikrino, ar atlaikys spaudimą vamzdžiai. Kažkokie tai styrantis vamzdžiai. Baisiai atrodo. Pati pabaiga. Nežinau, kam ten skaitliukai, jos vis tiek užkas. Čia praėjo ir tikrino gylį su palidovu kažkoks bičas. Dangaus. Minsk cigaretės, tikrai kontrabandinės. Statybininkų, aišku. Labai vaizdas, toksai tiltelis, per kurį galima pereiti žmonėm. Nes kitaip neišeis jie. Visos mašinos buvo išvarytos prieš kasimą. Kryžkelė vamzdžių. Vamzdžiai į kažkokias tai žarnas sukišti. Čia išgirstos skylės į namą, pro kurios pravedė vamzdžius. Čia laiptai į namą, pro kitą pusę, negalima jų užlipti. Čia kitoj kažkelias pusė į kitą butą, namą, išgirstos skylės ir įvesti vamzdžiai. Tam name ir buvo šuo nualpęs. Visa kryžkelė, gamtos kažkiek, visa panorama ir mano močiutė. Ir dar saulėlydis. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu žiūrėjot.